Lapkričio 6-8 dienomis aš buvau išvykusi į Briuselį ir ten buvo jaunimo susitikimas, buvo kalbama apie nedarbo problemas jaunimo tarpe. Iš tikrųjų dalyvavo atstovai iš ES šalių, po 2 žmonės, vienas vaikinas, viena mergina, iš viso 56 žmonės, vienas dirbantis, vienas nedirbantis. Mane labiausiai nustebino tos galbūt labiau pasiturinčių šalių atstovų patirtis, kur tarkim Austrija mergina kėlė problemas ir kėlė klausimus apie protų nutekėjimą. Didžiosios Britanijos atstovas, kuris yra iškritęs iš vidurinio lavinimo mokyklos, kuris šiai dienai ruošiasi atidaryti savo asmeninį restoraną. Patirtis iš tikrųjų labai skirtingos buvo ir labai plataus profilio ir supratome, kad tos problemos, kurias mes galvojam, kad egzistuoja tik tais galbūt tose rytų Europos šalyse arba galbūt pietų Europos šalyse, jos iš tikrųjų egzistuoja visur. Susitikimas truko 3 dienas. Pirmą dieną buvo daugiau tokie oficialūs pranešimai, ta prasme pačio Europos parlamento prezidento kalba, viceprezidentės kalba ir kitų panašių asmenų. O antrą dieną tai mes buvome suskirstyti į 2 grupelės. Kiekvienos grupės nariai buvo atrinkti pagal savo išsilavinimo lygį, pagal ar jie yra dirbantis ar nedirbantis jauni žmonės ir atitinkamai kiekvienoje grupėje turėjo būti atstovaujama kiekviena ES šalis. Mūsų grupė daug kalbėjo apie tai, kaip svarbu yra pradėti savo verslą ir mūsų pasiūlymas buvo, kad tai turėtų būti iš tikrųjų mūsų jaunimo ateitis ir kad požiūris turėtų iš tikrųjų keistis. Taip pat buvo daug diskutuota apie praktiką ir savanorystę ir mūsų grupė siūlė, kad už praktiką turėtų būti mokama, o savanoriams būtų bent jau kompensuojamos transporto išlaidos ir maitinimo. Tokios temos kaip jaunimo verslumas, jaunimo mentorystė, jaunimo praktikos, mokamas, nemokamas darbas, socialinė lygybė lyties atžvilgių, lygybė dėl amžiaus nediskriminacija. Tai tokios pagrindinės buvo temos, tos, kuriomis mes dirbame, vėliau išvystėme konkrečius pasiūlymus ir subendrinus su kitos grupės pateiktomis rekomendacijomis buvo priimtas galutinis toks bendras dokumentas, kurį mes pateikėme Europos parlamentui kaip savo jaunimo rekomendaciją. Man pasirodė, kad Europos parlamento atstovams šis susitikimas buvo labai svarbus ir iš tikrųjų jie minėjo, kad juos maloniai nustebino mūsų sugeneruotos idėjos, į kurias jie sakė, kad tikrai atsižvelgs. Taip pat Europos parlamentas parodė, kad yra tikrai atviras, draugiškas ir jaunimui mielas. Europos parlamentas. Veik, spręsk, paveik.